Šiandien su jumis sveikinamės iš atsinaujinusio Mototoja salono ir norime pasakyti, ko jūs šiandien nepamatysit, o nepamatysit įprastos automobilio apžvalgos. Šiandien mes su Gita leidžiamės į kelią ir su dviem skirtingom Toyotom aplankysim keletą Lietuvos miestuose esančių eglučių ir padarysim keletą užduočių. O tos užduotis skamba štai taip. Gerai. Tai kiekvieną miestą turėsim rasti eglutę be navigacijos, turėsim nuvažiuoti visą kelionę su kuo mažesnėm sąnaudom, taip pat turėsim suvalgyti po kalėdinį patiekalą ir nusifotografuoti prie eglutės taip, kad matytumės ir mes patys, ir automobiliai. Savaime suprantama, kelionės metu papasakosime šiek tiek ir apie pačius automobilius, tačiau įdomiausia dalis yra tokia, kad mes patys iki šiol net nežinom, su kokiais automobiliais važiuosim, tad... Gal galima raktelius? Žinoma, prašau, gerą kelią ir nepamirškit grįžti iki 7 valandos. Iki 7 valandos. Bandysim. Tai einam, Gita, pasiieškoti, su kuo čia važiuojam. Nu, pasižiūrėkim. Beje, noriu visiems priminti, kad visą sausio mėnesį autoplius.lt portale vis dar vyks kalėdinė akcija, kurioje laimės kiekvienas įkėlęs skelbimą. O tie prizai yra... HD auto dovanas, autoistorija.lt dovanas, galite laimėti ir žvaigždučių skelbimo iškelimui ir taip pat... Autoplius atributikos. Taip. Nu, pažiūrim, kokią situaciją. Gerai, tai tada tu spausk, o aš nespaudžiu. Labai tau prie veido tinka, Gita, praeisas. Ačiū. Aš tau siūlau pasimainyti. Aš žinok, mielai priimu šitą siūlymą. Prašau. Gita, kaip girdi mane? Puikiai girdžiu, kaip tu. Aš irgi girdžiu puikiai, aš galvoju, kadangi vis tiek kalėdų proga, ar tu šį pasiruošsi važiuotėsi? Šiaip tai žinok, ne, dar norėčiau porą daiktų pasimti iš savo mašinos. Tai žiūrėk, aš to noriu dovanėlę padovanoti tokią mažytę kalėdinę ir paskui galėsi apsirankyti tos daiktus, gerai? Ok, aš šiaip tai irgi žinok turiu šitą. Nu tai puiku, tai susitinkam prie bagažinės. Aš tokia, Gita, tau turiu mažą simbolinę dovanėlę. Dovanas man patinka. Jo. Gal galėjau kažką daugiau, bet vis tiek galvoju, leidžiamės į kelionę. Tai galvoju, kalėdas. Tu matei, kuo aš važiuoju? A, tu galvoji, tau netilps? Palaikyk, Gita, aš ir šitą planą turiu apsvarstęs, jeigu kartais netilptų. Gali pasismulkinti truputį. Mašina ar eglutė? Tau siūlau eglutę. Gerai, bet man gaila į 2 dalis. Čia gyvas daiktas. Gerai, palaikyk tada dėdės kirvį. Žiūrėk. Atsargiai, atsiprašau. Nu, žinok, reiks dalinti, Gita. Reiks dalinti 2 dalis. Tai negi aš dabar vežiuosi tą dovaną. Bet vienok gerai, nes eglutės kvapas tavo būtų salone. Nu gerai, Gita. Ai. Priperki žmogus dovanų, stengies. Galvoji, imk šitą daiktą. Galvoji, kad šitą pasimsi. Kalėdas. Tai aš dovaną priimu. Ką nors gero nupirksi. Aš dovaną priimu. Nudžiuginsi žmogų. O kirvį galėsiu pasilikti? Ar gerai, kirvį tada imk dovanų bent jau. Aš irgi turiu dovanų, kurių, kaip sakant, labai laukiu. tuo atnešiu. O, labai geras daiktas. Pirkau labai atsakingai, konsultavausi su pardavėju, tai sakė, puikiai slysta ir per purvą. Tai ačiū, Gita. Linkiu gražaus laiko tau, tavo šeimai, draugam, ten kam nori tam duok. Ačiū, Gita, labai. Ačiū. Gal sustosim ant purvo paslidinėti pakeliui. Tai viskas, Gita, varom? Aš dar porą daiktų pasimsiu, gerai? Pasim porą, tai porą. Porą, aš čia greitai. Tave, Gita, kas nors informavo, kad mes vienai dienai važiuojam? Tai vienai, bet mes visai dienai važiuojam.
Ta prasme, tu negali žinot, kas atsitiks. Aš einu ruoštis. Aš tiesiog einu ruoštis. Tai čia vienai dienai, tai čia yra daug. Tu nežinai, nei kas kely laukia, nei kaip ten kas pasibaigs, nei kur tu ten iš viso ką darysi. Čia ir atsigerti, ir šilta, ir šalta, taigi žiemos laikas, čia taigi reikia dalykus daryti iki galo, būt pasiruošus. Ūkiai padaryti, o ne šiaip. Važiuojam vienai dienai. Puma 1, 2, 3, 5. Gita jau sugebėjo pamesti raciją. Mes dar net neišvažiavom, o Gita jau pametė raciją. O, štai kur tu. Ar tu jau pagaliau susirašai? Galiu drąsiai sakyti taip. O beje, sąnaudos... Tai viskas, turbūt leidžiamės į kelią ir nepamirštam nusinulint. Ok. Tai Gita, privažiavom Širvintas, atėjo laikas išsijungti navigacijas ir leisti paieškas. Nu, pabandykim. Gerai, 1, 2, 3, jungiam. Išjungiu navigaciją. Ir bandom ieškoti. Gerai, reikia ieškoti centriuko. O centriukas yra, tikėkime, priekyje. Tikiuosi, Gita nesukčiauja ir neviršė greičio. Mes nesukčiaujam. Kaip ten kaimuose būna, kad centre bažnyčia būna, ne? Bet čia ne kaimas. Tai čia gali šitą teoriją nepaeit. Šiaip tai kalėdų mažokai Širvintose, aš turiu pripažinti. Nei vieno nematau, nei lemputės, nei žaisliuko, nei eglutės, nieko. Čia yra kur nors posūkis į kur nors, o ne tiesiai. Matau gaublius eglutę. Uhu! Jie nuvažiavo. Viskas. Aš būčiau buvus pirma, jeigu ne vaikučiai. Mėly vaikučiai. Išdidžiai pareiškiu, kad Gita vis dar ten, o aš jau čia. Pasaka. Čirkšt ir dabar pasidarys dar nuotraukytę iš karto. Va, eglutė, žiūrėk. Eik tu savo. O čia nesiskaito, kad aš pirma atvažiavau vis tiek? Man rodo gėda pelėda. Pasaka. Žodžiu, yra kaip yra Gita, kažkam turi nesisekti. Dar bus vietų pasitempti. Čia įmanoma įeiti tą gaublį? Žinok, aš esu linkus abejoti. Aišku, tamsoje efektas būtų visai kitoks. Bet bent jau pripažinkime, jinai atlaikė tą didžiulį vėją, kuris čia neseniai prasiautė. Na tai apsauga yra aplinkui padaryta. Aha. Žinai ką, aš galvoju, aš biškai atsiprašysim ir Kalėdų senelį paskambinti. Tai gerai. Galima paskambinti Kalėdų seneliui, Nykštukui, Elniukui, Rudolfui. Pernai buvo galim paskambinti Pinskuvienei. Aš paskambinsiu Kalėdų seneliui. Dėdė Ai, nelaukia. Labai gerai tave prisimenu. Šiemet padarai daug gražių darbų. Nu padariau kiek, jis neleidžia man pasakyti. Linkiu tau nuostabių kalėdų, o aš ir mano elniai jau ruošiamės kelionėje aplink pasaulį. Iki pasimatymo, susitiksime netrukus. Gerai, dėkui senelį, tada iki. Jis net negali išklausyti manęs, net nepaklausiu, kad dovanų nori. Gerai, Gita, Gerai. Kiek mes vertinam šitą eglę? Šiaip man kompozicija tokia atrodo visai įdomi, neįprasta, ne? Nu, tiesiog neplika eglė kažkur tai vidury lauko. Aš sakyčiau, kad kokie gal 8. Nu, šiek tiek gadina reikalą, nes šviesu. 4. 4? Tu nevertini viso šito... Na, aš vertinu, bet toks čia kažkaip... Matai, aš buvau pernai čia atvaręs, čia sėskė namelį, ten galima įlipti, atsisėsti, kažką paveikti. Čia jau nebegalima.
Nu, Gerai, varom į Ukmergę. Varom. Sekant stotelę, kaip minėjom, bus Ukmergė. 26 km. Pasaka. Tai dabar keliaujam nuo Širvintų link Ukmergės, liko apie 14 km ir galvoju, pervažiuojant papasakosiu vieną dalyką, kuris man patinka ir vieną dalyką, kuris man nepatinka šiame automobilyje. Tai man patinka labai atsinaujinus Toyotos multimedija, jį veikia gerokai greičiau, gerokai kokybiškesnis vaizdas, Apple CarPlay Android Auto veikia be laido ir atsimenant, kokias multimedijas anksčiau turėjo Toyota, tai čia yra nežmoniškas žingsnis į priekį. Bet man nepatinka tai, kad ta multimedija pasukta į keleivio pusę. Nu, kodėl? Taigi viskas turėtų būti orientuoti vairuotoją. Tai man šiek tiek keistoka vieta. Bet Toyota grąžino garso ratuką. Nuostabus gabalas. Taigi, viskas, įvažiavom į Ukmergę, niekur nestojam, jungiam navigacijas, varom toliau? Varom, bandom, paieškosim, rasim arba ne, bus matyt. Gerai, tai mytinam prie eglutės. Sėkmės paieškose. Tau taip pat? Nu gerai, jeigu būtum eglutė, kur būtum Džiugui? Mieste? Gana logiškas atsakymas. Ukmergė, Ukmergė. Gerai, neviršti greičio, būti akilam, galvoti. Ukmergė, miestas didesnis, jau čia gal ir šiek tiek sunkiau gaudytis. Bet vėl, reikia ieškoti centriuko, ne kitaip, nes visos eglutės stovi centruose. Aš tikiuosi, jūs nesekat mūsų dėl to, kad mes praeitą kartą laimėjom. Aš tai neseku, bet aš tai, pavyzdžiui, žinau, kur yra centriukas Ukmergės, tai ir važiuoju savo. Ačiū už patvirtinimą, kad ir aš gerai važiuoju. Turės šiek tiek taškų tada nubirėt man. Tai jeigu kartu nuvažiuosim, tai kažkaip jau dalinsimės. Bet jeigu tu norėtum pasižvalgyti kažkurioje ten, nežinau, dešiniai, pavyzdžiui, pusėje kažkur giliau, tai gali nusukti, žinok. Dėkui, aš pasižvalgysiu į eglutę gal. O, jes, man atrodo, turime eglę. Aš, aišku, tikiuosi, kad čia šita eglė. Dabar reiks pakankamai greitai tą padaryti. Va, gali būt, kad čia eglutė. Aha. Greičiausiai taip ir yra. Va čia eglutė. Nice. Aš to siūlau padaryti taip. Vienas jau priklauso mano Širvintas. Nu gerai. O dabar gal po 0,5 tiesiog įsirašom. Jo, galim po 0,5, nes, nu pripažink, abudu žinojo, man atrodo, kur yra tas centriukas. Aš tai nežinau, tu man padėjai. Kai tu man pasiūlyi pasižvalgyti po dešinę, aš tada pasukau kairę tiesiog. Aš kažkaip galvoju, kad tu žinai, dėl to tu taip tiesiai ir važiuoji, bet jo. Bet dėkui. Einam pažiūrėti eglutę? Einam pažiūrėti. Jo, jinai tikrai augant nuo žemės. Tai kažkaip, kai gamtos mylėtoja, tai aš šitai duodu irgi, nežinau, 8, 9. Man aš gražu. Aš 7 irgi. Man gražiau negu tas gaubtas. Gražiau. Man gražu. Užskaitau. Darysim pasisupt paskui. Ai, Gintenį, palauk, man dar reikia nuotrauką pasidaryti. Tai daryk. Nu ir darysiu. Velniškas greitis, Gita aš vardu. Gita gal kartais nori užkasti? Šiaip tai, žinok, jau visai neblogai būtų. Nu tai gerai, lėkiam, tu sakai, čia nebloga parduotuvėlė, žinai. Tau neatrodo toks jausmas, kad lik kaip kokia Prancūzija, toks, žinai. Aha, na, aš jums sakyti. Kažkaip Paryžius, taip, nu kažkaip. Nežinau dėl ko. Esi buvęs? Da. Šiaip gal visai fan būtų, ne? Nuvaryk. Da, jausmas toks malonus. Taip atrodo, lyg kažkur prie kažkokio žymaus dalyko Prancūzijai būtum, nežinau. Nu, taip įdomi, dėliojas dalykai. Darysim. Varom.
keliaujam link Anykščių ir susimaščiau, kad jums nepapasakau, su kuo aš čia važiuoju. Tai važiuoju su Toyota Praeis Verso, keleiviniu, po kapotu 2 litrų dizelis, puikiai daugumai pažįstamas D4D. Automobilis turi 177 arklio galias, ko prie tokios didelės masės nelabai ir jaučiasi. Tai šiuo metu pravažiavus jau 75 km, mano vidutinio sąnaudos yra 8,3. Jeigu reiktų spėti, tai sakyčiau, kad Jariso yra apie 5 litrus. Tai šitą sąnaudų kovą aš tikrai pralaimėsiu, nebent Gita nuspręs prie kiekvienos sankryžos su visais draguoti ir tai, ko gero, aš pralaimėčiau. Nu, bet pažiūrėsim, Kalėdos stebuklų metas. Važiuojam dabar iki Anykščių, pažiūrėsim, kaip laikosi puntukas. Tai Gita, kaip matai, esam prie Anykščių ženklo, pasiruošus dar vienam iššūkiui. Aha, žinok, pasiruošus, o tu? Aš tai kaip ir jo, o tu nors kiek pažįsti Anykščius? Tiesą sakant, esu važiavus čia kelis kartus ir įvažiavus į miestą visą laiką esu važiavus tik tiesiai, tai tiek ir pažįstu. Reiškia jėgos lygios. 1, 2, 3, go! Gal čia turėtų būti? Žiūrėk, jisai suka į kairę. Man važiuoja tiesiai? Nežinau. Ne, čia eglės nėra. Tai... Ai, va, čia eglė. Va! Puikiai vieta nuotraukai. Radom eglutę, faktiškai nepastebėję, kad radom eglutę. Bet labai graži. Bet graži eglė. Džiuginu, fotografuok mus. Mūsų tikslas sekantis yra, kiek aš atsimenu, suvalgyti po kalėdinį patiekalą. Taip, ir dabar mums reiktų eiti ir kažką susirasti. Tai mes jau gal pasidarom paprasčiau, susitinkam prie Anykščių simbolio, kur turi suprasti, ką aš dabar turiu omeny, už 20 minučių. Okay. Ir nusipirk patį kalėdiškiausią patiekalą ir tą padarysiu aš. Gerai, judam. Gerai, let's go. Šokoladas ne patiekalas, man atrodo. Mišiuką. Kadangi taip gavosi, kad parduotuvėje filmuoti neleido, tai mes to ir nedarėm, bet kalėdinė prekė yra. Tai kas gali būti kalėdiškiau negu mandarinai? Nu, nežinau, kas gali būti kalėdiškiau. Ir kadangi nesu niekad Anykščiuose Aibiai pirkęs mandarinų, tai dabar tikiuosi, kad Aibiai bus mandarinų. Vieną tau, Džiugai, vieną paimsi man, vieną duosim Gitai. Ir vieną duosim Gitos operatoriui ir kokį gražų. Labai minkštas. Oi, koks gražus. Aš 4 mandarinukus savo ir draugam. Tai viskas, atvažiavom į vietą, Gitos dar nėra. Teks palaukti. Nupiešk mane kaip savo prancūzę merginą. Nu? Ai! Aš, žodžiu, jau tokiu keliu. Jokios kalėdos neateina be kūčių, o jokios kūčios yra neįsivaizduojamos be... Aš klausau, Gita. Jokios kūčiai kalėdai, žodžiu, neateina be kūčiukų. Na gerai, mandarinam iššūkis rimtas. Plakyk man žąsį. O tai žinai, kad jį šiaip atnešė velnės tą akmenį?
Esu girdėjus kažką, bet, nu nežinau, panešti tai yra reikalų tokį dalyką. Pabandysi pakel gal? Gal dėka, aš ne ant tiek velnės dar gyvenime. Palauk. Kad patekalai, palauk. O. Dėk. O kaip eglutę įvertinau, dabar galim įvertinti akmenį. Nu, šiaip dar su Girėnu žiauriai maldėts bičiai. Tai vien dėl to jau labai aukštas vertinimas. Ir šiaip akmuo įspūdingas. Gražus akmuo. Gražus akmuo. Man mesi ar jau čia pagarbiau? Gerai. Tau irgi taip sunkiai lūpas. Skanas? Skanu, labai. Šveidai neatrodo. Oho. Turim susirinkti mandarinus, kurie ten guli ir... Ir važiuojame į Uteną. Ir važiuojame į Uteną. Gerai. Važiuojame į Uteną. Moki žongliruoti. Kadangi su šiuo automobiliu pravažiavome jau ne vieną 10 kilometrų, tai galima ir pakalbėti apie tai, kuogi mes keliaujame. Taigi yra 2024 metų Toyota Yaris, 1,5 litro darbinio tūrio hibridukas su 68 kW. Ar galios trūksta? Tikrai taip. Ar norisi daugiau? Tikrai taip. Tačiau tai vienareikšmiškai yra miesto automobilis ir važiuojant užmiesčio keliuose, ypač kai pučia tikrai gūsingas šoninis vėjas, na, su juo per daug draskytis nesinori, tai atrodo, kad tos galios nuo taško A iki taško B tikrai yra pakankama. Šiaip mažų automobiliukų nesu labai didelė gerbėja, tačiau šiandien yra puikia proga praleisti daug laiko štai šiame nedidelėme Toyota Yaris automobilyje ir nuvažiavus jau tikrai gerokai daugiau negu 100 km, mano nuomonė apie tos automobiliukus tikrai keičiasi į gerąją pusę, nes čia jaučiuosi labai jaukiai, viskas yra puikiai pasiekiama ranka, matomumas nuostabus tiek pro priekinį stiklą, tiek pro galinį, netrukdo netgi ir sėdynių atlošai, pro šoninius stiklus labai gerai viskas matosi ir netgi šoniniai statramščiai taip pat nėra platus ir dideli ir tikrai neužstoja vaizdo. Taigi, tai viskas, privažiavom Utenos ženklą, laikas išjungti navigacijas, aš dabar tą ir padarau. Klausimas standartinis, pažįsti Uteną? O vat su Utena tai jau biškai yra problemų, nes aš praktiškai nesiorientuoju Utenoj. Labai gerai, nes aš irgi. Tai šį kartą startuok pirmą, aš tave užleidžiu. Gerai, tai bye bye. Reikia kažkaip pergudraut kitą. Žinau, kokią taktiką naudosiu. Aš tiesiog laik važiuosiu tiesiai. Ir turėčiau privažiuoti vidurį. Tai jaučiu, kad aš virinu į centrą. Spėju, kad mes jau pravažiavom tą vietą, ne? Jo, ten jau baigėsi. Kaip ir kiekvienam mieste, kokios krypties laikomės? Centriuko. Greičiau, hebra, mums čia tiksi laikas, svarbios minutės. Aha. Ar tai turėtų būti posūkis link Švenčionių Ignalinos? Taip. Po pašymą matau vieną ant stulpo, geras ženklas. Nebent jie prie kitos eglutės suras dar Utenoj. Sakai, gali būti eglučių? Eglutė! Tikiuosi, kitos nėra. Su visa derama pagarba Utenai, bet nėra tokio dydžio miestas, kad turėtų daugiau negu vieną eglę. Su visa derama pagarba. O kadangi laukimas užsitęsia, o stovėti ir nieko neveikti yra neįdomu, tai pagalvojau, kad aš parodysiu jums Toyota Yaris iš išorės. Ir iš tikrųjų jūs pasižiūrėkit, koks sportiškas automobiliukas, nors tik 1,5 litro hibridas, bet pikti žibintai, ledukai labai gražiai integruoti, šoninės arkos išpūstos, lėti ratlankiai labai puikiai įsikomponuoja su spalva, slenkstukai. Na, visas automobilis atrodo toksai alsuojantis sportiškumą ir iš tikrųjų labai norisi su juo kažkaip smagiau pavažiuoti ir pasistengti kažkokius posūkius įveikti šiek tiek agresyviau. Ir jeigu iš priekio automobilis atrodo sportiškai, tai iš galo jis taip pat atrodo sportiškai, išsipūtusios arkos, platus bumperis, labai įdomios formos žibintai, na, alsuoja sportiškumą ir tikrai labai gaila, kad tai yra ne GR modelis. Atrodo jau taip biškį neramu darosi, nežinau. Tiesą sakant, o kas sakė, kad nereikia daug daiktų kelioniai? Daiktų reikia visada ir visur. Pasiparkuokim, kad automobilis fotogeniškai atrodytų.
Skambina. Klausom jūsų. Labą dieną. Jūs radot dar vieną eglutę? O tai gerai, palauk, pafeistaiminkim su Gita. Mes irgi radome eglutę. Bet tai ryškiai googlinot. Ne, va džiugas gali paliudyti, papurti galvą džiugai. Ne, sako, kad nieko negooglinom, tai reikėjo tikėti. Ir čia yra kūrybinių industrijų centras, tai daugiau tik daugiabučiai. Na gerai, aš atvažiuoju. Noriu išdidžiai pareikšti, kad visgi ši eglė yra tikroji, nes labai maža kokioj antroji klasėje esanti mergaitė man pasakė, kad būtent čia vyko įžiebimas, o tai kaip ir turėtų viską paaiškinti. O čia matai kultūros centras, čia daug mažų, važiuok, linksmų švenčių, ten buvo linksmų švenčių. Buvo tenai 2025 vidury aikštės. Ai, net pasaga buvo? Aš tau sakau, čia dėl tikrumo ir autentiškumo reiktų dar pasiginčyti. Aš irgi kažkur mačiau pasagą, tyrai pasakius. Gerai. Nu gerai, vertinkim. Aš su visa derama pagarba tavo eglutę norėčiau įvertinti 4. Aš duočiau 5-6, bet kadangi man ten labai patinka, tai duosiu 7. Ne. Viskas čia yra gerai. Kompozicija, šakelės, aplinkui. Rombai. Paukštis kažkoks. Bumbulai. Tvora, scena. Bet man trūksta dvasios, nežinau. Ką, varom toliau? Jo, varom toliau, tu važiuok, aš paskambinsiu, nulėksiu iki mašinų turgaus biškį. Tu mašiną dabar pirksi? Aš noriu biškį pažiūrėti, ten porą reikaliukų padaryti. Nu gerai, tai tu pasivyk mane. Nu gerai. Utena asocijuojasi su 2 dalykais, tai yra trikotažas ir automobilių turgus. Šiandien trikotažo mes nepirksim, tačiau automobilį įsigyti galim ir pabandysim tai padaryti. Sveiki. Labą dieną, matau ieškat automobilio, prašau pasižiūrėkit. Naujas automobilis, visiškai 2012 metų, be ridos, nedaužtas, nemuštas, neskendęs, nelūžęs. Paspardykit ratą, paspardyk ratą. Matai, kaip tvirtai surinktas automobilis. Paspardyk dar, tu nebijok. Viskas, jokių avarijų, jokių daužimų, negriuvęs, nedūžęs, kainytė, va, kaip tau 15 000, kaip nieko už naują. Viskas tvarkai, klausyk, va. O, jokių, viskas, pažiūrėk, va, sueina, nu, kertam? Žiūrėk, yra toks dalykas, ta prasme, aš šiaip buvau čia anksčiau atvažiavus, tas automobilis čia stovėjo, prasičekinau tam tikrų dalykų ir, ką aš galiu pasakyti žmogau, negražu tai. Ko, viskas svarku, ką tu radai, papa, ką tu radai? Automobilis buvo gavęs į priekį, automobilis buvo gavęs į šoną, kažkas ten minėjo dar stirną kažkokią, ten plaukų įstrigę buvo, ta prasme, yra toks dalykas, kaip, reikia kažkaip gražiai kalbėtis. Žiūrėk, stirna! Taigi palauk, aš tau papasakosiu, kas yra auto istorija, taigi ten įvedi vieną, gali visą istoriją pasitikrinti, taigi palauk, sakau, taigi palauk. Tai va, jeigu jūs norite išvengti štai tokių sandorių, tai be jokių išimčių, įsigydami automobilį, būtinai pasitikrinkite jo istoriją portale autoistorija.lt. Geras pirkinys, tai lygu, didesni finansai kažkokiom pramogom ir gyvenimas be jokių problemų, važinėjimas saugiai, tai atsilieps ne tik jums, bet ir jūsų šeimai ir artimiesiems. Ir kadangi Kalėdos yra dovanų metas, tai nepamirškit, kad su kodu AUTOPLUS20 jūs galite gauti 20% nuolaidą vienai automobilio ataskaitai portale autoistorija.lt. Viskas prasidėjo paskutinė kelionės dalis. Aš važiuoju iš Utenos į Molėtus, Gita dar mane pasivis, važiuoju labai lėtai, 60 km/h. Iš viso šiandien nuvažiavom 173 km.
Mano vidutinės sandos yra 8,5, taigi tos tikrai bus mažesnės, bet šiaip, kai praeisiu į tokio svorio ir tokio dydžio dėžį neaerodinamiškai, tai 8,5 litro užmiestį aš skaitau, kad yra pakankamai neblogas rezultatas. Tai liko 2 miestai, Molėtai ir Vilnius. Ir važiuodami iš Molėtų į Vilnių dar trumpai kai kur steptelsim, tai viską labai greit pamatysite. O, nu va, aš tave ir pasivijau. Malonu, malonu, matau, kad kažkas mėlynuoja iš galo. Tada judam toliau, susitinkam prie Molėtų ženklo. Okei. Nu ką, ten iš tai ir molėtukai? Taip, Gita, matau ženklą. Tai ką, jungiam lauk navigacijas ir dabar ieškome eglutės. Tegul laimi geriausias. Dešiniai pusėje policija, kairiai pusėje eglutė. Tai aš tikiu, kad pagrindinė miesto eglė bus tikrai šita. Ir leisk atspėsiu čia eglę. Taip, taip. Klasikinė situacija, atvažiuojam kartu. Bet prie paskutinės Vilniaus eglės tikrai neatvažiuosim kartu. Tai panašu, Gita, kad klasikinė situacija, užrašiau po pusę tašką. Aha. Eglė va. Eglė štai va. Šiaip graži, turiu pripažinti. Eglė graži, bet aš duodu pliusą, nes jinai yra auganti čia ir iš niekur neatvežta. Aš duodu dar vieną pliusą, nes tai yra gražios, paprastos, geltonos spalvos lemputės ir jų nėra perkrauta milijoną. Ir dar tas pliusas toks gaunasi riebesnis, nes jau temsta ir to švieselės matosi labiau. Tai... Jo. Ir šiaip čia gražiai pasipuošė. Molėtai jaukus miestas. Nuo pat pradžių Molėtai buvo gražus. Ir šiaip pažiūrėk, kiek daug gražių medelių mažų papuoštų. Labai gražiai. Aš skaitau, kad čia yra mano gražiausia kol kas pamatyta šiandienos eglė ir duodu jai 8,46. Aš lieku prie anykščių, 9,5. Nu, čia tikrai faina, viskas gerai, bet anykščių, man atrodo, mano favoritė kol kas. Tai kiek čia duodi, taip nepasakai? 9,5 sakiau. 9,5 duodi? Aha. Tai vidurkį švedas, gal šitą ir laimi? Ai, ne, palauk, nusišnekėjau, kaip man, jeigu anykščių gražesnė negu šitą, tai štai negaliu duoti 9,5. Moteriška logika. Tai gerai, tai tada gaunasi taip, kad anykščių gauna 9,5, aš tai rašau 9. Gerai. Gražu, pažiūrėjom, paselfinam ir varom. Varom. Nėra tokio jausmo, atrodo, lyg iš lėktuvo liptum, nu toks. Aha, toks pakylėtas jaučiuosi. Aha, kažkaip taip, kaip po skrydžio galima sakyti. Tai žodžiu, Gita, viskas, atėjo mūsų finišo tiesioji. Aha. Mes jau išsiskiriam, jeigu pameni, dabar mes dar turim aplankyti Vilniaus eglę ir susitikti Mototojui iki 7. Taip. Ir kuris pirmas, tas gauna dar papildomą tašką. Už kiekvieną -1 minutę, -1 taškas. Gerai, tai bandom, nes jau šalta, pats laikas grįžti į automobilius ir... Tegul laimi geriausias. Tai viskas, išsiskyrėm su Gita, tiksliau išsiskyrėm mūsų keliai. Ir supratau, kad turbūt dėl sąnaudų nekovoju, nes dabar pravažiavau 200 beveik 40 km ir sąnaudos 8,3, tai Jariso jokių būdų tokios sąnaudos tikrai nebus, tam bus mažesnės. Ir galvoju, kaip šitoj vietoj man aploš Gita. Tai mes susitarėm, kad greičio neviršysim, tai greičio aš ir neviršysiu. Tik iki leistino greičio visose vietose įsibėgėsiu kaip įmanoma greičiau ir tada važiuosiu leistino greičiu ir pažiūrėsiu, ar man šitą taktiką padės išlošti bent tą vieną paskutinį tašką.
O kalbant šiaip apie automobilį, tai kaip minėjau, pravažiavau beveik 240 km ir aišku, čia kažkokių ypatingų valdymo savybių tikėtis tikrai nereikia iš to automobilio, bet jis pakankamai minkštas. Ypatingai manau, kad jį pilną prikrovus keleiviui jis taptų dar minkštesnis. Sėdynės, nors ir neprabangios, gana patogios, po 200 beveik 50 km, man neskauda nugarą ir net nesijaučia nieko blogo ir taip būna pakankamai nedažnai automobiliuose. Ir aišku, dideliam automobilyje atskiras porankis, tai yra tiesiog Dievo dovana, kurią galiu lankstyti kaip tik tai noriu. Tai apibendrinant, Proace'as už savo kainą kaip mikroautobusas man visai patinka. Daiktai yra reikalingi visada ir visur. Va. Ai, jau laikas važiuoti. Tai važiavome į Vilnių prieš kokį 10 minučių, per maždaug 10 minučių sugebėjom atsirasti netoli centro ir dabar spėju nuo centro mes iki Eglutės važiuosim ko gero dar ilgiau gerokai, nes kamščiai yra milžiniški, bet dabar turbūt ir atsiranda pats įdomumas, kaip mes pergudrausim tuos kamščius, aš ir Gita. Tai aš bandysiu pro centrinės universalinės tunelį pralyst, ką daro Gita, nežinau, bet dabar yra 5:30 tik tai. Tai mums liko 1,5 valandos nuvažiuoti iki Eglutės ir grįžti Totoją. Ir aš labai abejoju, ar mes tą padaryti spėsim. Šiaip rimtai kaip patogu. Eglutė yra va čia. Kad jau atvažiavam prie paskutinės Eglutės, galvau, čia staigiai išlėksim, bet panašu, kad 5:30 iš Vilniaus centro niekur staigiai neišlėksi. Tai stojom, grožimės Eglutę, žiūriu, kad visgi graži man ta Eglutė, tai duosiu 9 ir tebūnie per plauką, bet čia bus gražiausia šiandienos Eglutė. Turime Eglutę, turime Toyota, turime mane. Pavyzdžiui, vienas iš variantų toks gali būti. Tai viskas, iki Mototojos liko mažiau negu 700 metrų, išvažiuojam iš aplinkelio ir dabar įdomiausia dalis, ar Gita vietoj ar ne vietoj. Tai tuoj ir išsiaiškinsim. Ir Gitas nematau, bravo, dar vienas uždirbtas taškelis. Viskas, paspaudžiu parkingą, dabar yra 18 valandų 12 minučių, tai niekur nevėluojam, jokio minuso nėra. Vidutinės sąnaudos 8,4 litro, tai nerealu, aišku, kad Yarisas tokias pasieks. Tai po 6:12 laukiam, kada grįž Gita. Kad ir kaip smagu žaisti su įvairiausiam Toyotom, noriu parodyti, kad Gita jau eina į minusą. Šiuo metu yra po 7:01 minutė. Mes laukiam beveik valandą laiko važiuodami tą patį atstumą, tai aš jau pradedu galvoti, kad gal Gita padarė avariją ir tiesiog šiuo metu yra be sąmonės ir negali man paskambinti, kad vėluos. Nes kur dingsta 50 minučių? Labukas. Kaip kelionėlė sekės, ko taip užtruko? Sunkiai. Pasiskaičiuojam gal? Ant kiek čia tau nesisekė šiandien? Man stipriai nesisekė, aš 2 kartus nepaklausiau Veizo ir aš suklydau tai padarydama. Tai prašau, Gita, prisėsk. Gal čia prisėsk. Kada jūs grįžote? Kiek aš sakiau, buvo 19:04. 19:04. Tai reiškia, man yra +1 taškas, nes aš laimėjau, tau yra -4 taškai. Oh, yeah. Nu, bet tik 4, ne 50. Nuotraukas visas turi? Turiu nuotraukas. O tu turi prie Eglutės šitas paskutinės? Turiu, parodyk paskutinės, visą žinau.
Sąnaudos dabar aš kai pasižiūrėjau, tai iš tikrųjų pati išsižiojau, nes buvo 4,7 litro. 4,7. Gerai. Mano yra 8,4 litro. Tai man yra minus niekas, o tau yra plus 1. Nu ir dabar mūsų kalėdinis maistas. Mandarinai yra šiuo metu kalėdinis maistas. Norėčiau parodyti, kad ir kamera matytų. Taip, dabar suskaičiuokim, tavo yra 1, 2, minus 2, minus 1. Gita, oi, aš sąnaudos tau netaip užrašiau. Tai tu turi 0, nes dar už sąnaudos gavai 1, o aš turiu 1, 2, 5, 6. Tai lauksiu iš tavęs savo garbės ir orumo už laimėjimą. Šiaip, ką žinau, ant 0 išėjau, tai nežinau, ar čia labai blogai. Geriau negu į minusą. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai yra, kad kalėdos be gerų darbų nebūtų kalėdos. Taigi, mes keliamės į rytojų. O dabar atvažiuojam į Tautmilės prieglaudėlę. Atvežėm gyvūnam dovanų. Ir truputį su jais pasivaikščiosim. Taip. Tai, mėly bičiuliai, iš mūsų šiandien tiek. Kaip visada, ačiū visiems, kad mus žiūrit. Ir dar norim priminti, kad gerus darbus galima daryti ne tik tai per kalėdas ir ne tik tai per šventes. Prieglaudas galima aplankyti bet kuriais metų laikais. Ir nepamirškit laikint, subscribint mūsų kanalą ir, žinoma, šerint. Ir užsukti socialinius tinklus. Taip. Viso. O čia direkcija, dėdės. Ko direkcija, dėdės, gerai.